Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Lietuvos Kamenicas. Jis buvo įkurtas 1276 metais Volinės kunigaikščio Vladimiro Vasilkovičiaus įsakymu, o jį pastatė Aleksa. Pasak Ipatjevo kronikos, būtent Aleksa pasirinko vietą Kamenico įkūrimui. 289 Kamenicą užėmė ir visiškai sugriovė Galicijos Danieliaus anūkas kunigaikštis Jurijus Lvovičius Drogičius. 366 atiteko Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Šiuo laikotarpiu priklausė kunigaikščiams Kęstučiui ir Vytautui. Nuo 373 metų miestą nuolat puldinėjo kryžiuočiai. 375 Balgos komtūras Teodoras von Elneris surengė didelį reidą, nusiaubė Kamenicą ir paėmė daug belaisvių. Žygiai pasikartojo 378 ir 84 metais. 382-3 Kamenicą valdė Kęstučio žentas Mozovijos kunigaikštis Janušas Mozoveckis. 409 metais Lenkijos karalius Jogaila čia priėmė popiežiaus Aleksandro V pasiuntinį. Tuo metu mieste stovėjo rūmai pilis. 415 šis popiežius paskelbtas antipopiežiumi. Miesto gyventojai dalyvavo Žalgirio mūšyje. 1500 metais Kamenicą nesėkmingai šturmavo Krymo totoriai iš Chano Mengli Girėjaus. 503 didysis kunigaikštis Aleksandras suteikė Kamenicui Magdeburgo teisę. Kamenicas buvo įsikūręs prekybos kelyje iš Bresto į Gartiną ir iš Krokuvos į Vilnių. 524 metais Žygimantas Senasis suteikė miesto herbą sidabrinėme lauke raudoną sieną su bokštu už jos. 517 po miestą keliavo diplomatas ir istorikas Zigmundas von Herberšteinas. Savo kelionės užrašuose jis rašė: Kamenicas tai miestas su akmeniniu bokštu medinėje pilyje. Miestas smarkiai nukentėjo per 654-67 metų karą su Rusija. 1795 metais per trečią Abiejų tautų Respublikos padalijimą jis buvo prijungtas prie Rusijos imperijos. Nuo tų metų iki 1940 metų miestas oficialiai vadinosi Lietuvos Kamenicas, kad skirtusi nuo ukrainietiškojo Podolės Kamenico. Bokšto matmenys aukštis 30 metrų, sienų storis 1,5 metro, išorinis skersmuo 13,5 metro, pamatų skersmuo 16 metrų, aukštis 2,3 metro, bendras plotas apie 300 kvadratų. Kas yra tėvynė? Argi padangė visų apdainuota? Kalvos ir slėniai, miško gaudimas ir jūros sušimas. Man rodos tėvynė, man neša žmogus, jo kraujas pralietas, sentėvių kapas, rankos sudiržusios kietos. Man rodos tėvynė, daina ir meilė, draugystė, žodis geras, jaukus. Man rodos tėvynė, man neša žmogus. Ona Miciūtė.